daugelis jau pagamino, na, štai ir aš pagaliau susiruošiau pagaminti tortą. Prisipirkau ingredientų, jogurtą, sausainių, kavą, pasiėmiau tokį didesnį indą ir pradėjau maišyti jogurtą. Na, gerai. Gal ne visai tortas, o tiesiog tobulas, greitas desertas. Na, manau, bet žiūrėsis kaip tikras šedevras. Tiesa, šį kartą pasirinkau tokius ingredientus, sekantį kartą galima bus bandyti ir kitus. Tiesa, ilgai svarsčiau, reikia kavos ar nereikia. Šį kartą surizikuosiu ir įpilsiu kavos. Žiūrėsim, kas gausis. O gal sekantį kartą pabandysim lietuviškus giliukų kavos. Taigi, kreminis jogurtas, kava, tie natūralūs sausainiai ir viskas. Kol kiti maišys tešlą, aš jau kabinsiu pirmą šaukštą. Ar jūs kartu? Na, kavos turbūt daugokai. O, štai ir mano nuostabus sausainukai, kaip kilbukai. Viens, du, trys. Jau ir linija yra. Na, dabar padėsim lengvai į šaldytuvą subręsti. Keliom valandom, o gal ir nakčiai. Aplaižom kampus. Labana. Na, o štai ir ragavimo momentas.